Atkeliavom, aprodė mums jau visą butą šeimininkė. Okay. Do you need our documents or? No, you said. Tai aš greitai aprodau, vaikai jau žaidžia, žaislų dar atnešė, tai smagu. Taip, čia svetainė, stalas, spinta, didelė lova, veidrodis. Čia kita sofa, kuri įsitraukia ir bus lova. Tada va čia virtuvė tokia su bariuku, fainai pro langelę. Mažytė virtuvytė. Pro langą, tiksliau, va matosi ten parkas yra. Čia kitas namas. Va čia yra koridorius. Einam į kitą miegamąjį. Pakeliui viena vonia su dušu. Tada va miegamasis, didelė lova, veidrodis, spinta, spintelė, televizorius, darbo staliukas toks mielas ir dar kita vonia. Tai va, būsime čia 2 naktis ir mano tėvai atvažiuos ir po to keliausime į Romą. Atėjome į žaidimo aikštelę, kol Jegoras truputį padirbės. Prie mūsų yra atrakcionų parkas visas, tai truputį papramogavom, eisim dabar pavalgyti ką nors ir miegoti. Deja, tortas buvo sutrintas. Ja. Kas čia sutrynė? Kas čia sutrynė? Bet antukui smagu. Labas rytas. Va, mes ant stogo užlipome, nes rūbus susidžiauti atėjome, mums sakė čia viršui. Ir va, parodysiu, kokią panoramą matosi. Jūrą matom. Lėktuvai skrenda matosi, nes prie Fiumicino oro uosto gyvenam. Ir nameliai. Bet va, jūra prie pat už tai kaip fainai. Rūbus susidžiovėm va truputį. Va, per patalynę bėgioja vaikutai. Tai vakare pas mus, vakar naktį jau pas mus atvažiavo seneliai, mano tėvai. Tai va, žiauriai smagu, dabar visi keliaujam pasivaikščioti. Čia einame palei jūrą, tik nelabai jūros galiu parodyti, visur restoranai, tai ir stoja jūra. Priėjome va prie pėsčiųjų tilto į jūrą nusidriekusio. Vaikučiai gėlytės davė, kanukai ir andukai. Andutė, ir tu gėlytę gavai? Šitie vaikučiai priėjo ir davė gėlytės mūsų vaikučiam. Va, taip vakar ir seneliai parskrido su lėktuvu. Atėjome į vietinį turgelį, truputį praseisim, eisim iki vaisių. Taip, kanukai. Mes jų paimk kavytės, aš tai noriu.
Ką Kiti? Ar skani piculė? Džiulė. Gerulė. Gerulės itališkos mašinytės. Grįžtam, pavalgysim, vaikutis pamiegos vienas, kitas pailsės ir tada vėl kur nors keliausim pasivaikščioti, pabūti. O rytoj jau važiuosime į Romą. Atėjau susirinkti rūbų, va kaip gražu. Lėktuvai skraido, jūra matosi, va saulėlydis. Andukas miegojo beveik 4 valandas, tai pramiegojo visą šviesų į laiką, o tuo tarpu, kol Andukas miegojo, seneliai buvo nuvažiavę į Antiką Ostiją ir va štai keletas vaizdų. O dabar mes atvažiavome į centriuką tokį, kaip ir čia pagrindinė gatvė, su daug restoranų, tai kažką pavalgysim, grįšim namo ir mėgelio. Visi išdikuliai šuniukai. Rimtai? Išdikuliai. Rimtai? Visi išdikuliai šuniukai? Ar gerulė piculė? Aha. Aš iš šulių valgau. Be šulio. Ponas Andulė, jis atsikėlė prieš 6 ir pas senelio Šilovą atėjo. Teisė. Einam ieškoti, Andutį. Kur kaniukas? Parodyk. Kanukai! Kas ten po lova? Aš išsilindu. Išlysk. Buvai pasislėpęs ten po lova? Aš kitur dabar slėpsiuos. Gerai. Kanuki, kur tu? Susidėjome daiktus, tik dėl daiktų netilpo seneliai kartu į mašiną, tai seneliai važiuoja traukiniu į Romą, o mes taip nuvažiuosime čia gal pusvalandukas, gal truputį ilgiau, tai va neužilgo būsime. O tradiciškai reikia papietauti, tai piculė su bulvytė ir rozmarinu yra tobula. Tai va suvalgiam, judėsime, šiaip šitas miestelis Ostija nėra kažko išskirtinis, nei labai centriukas, šiaip jis įkurtas tik 1884 metais, prie mūsų parkas buvo to pavadinimo, tai dėl to atsimenu. Tai neišskirtinis miestas, bet būtukas fainas ir keliaujame Romą, ten jau turėtų būti įspūdingiau.